Šioje pamokoje statysime duris. Create kortelėje Geometry išskleiskime sąrašą ir susiraskime Doors, kas angliškai reiškia duris. Kaip matome, yra 3 rūšių duris – Pivot, Sliding ir B-Fold. Čia aš jau turiu nubraižytas duris. Pirmos yra Pivot. Taigi Pivot door tai dažniausiai naudojamas besivarstančios duris. Sliding doors yra armonikėlės principų besidarinėjančios duris ir B-Fold tai yra slankiojančios duris. Pasirenkame Pivot. Dabar nusibraižkime duris. Pasirinkime Pivot. Spauskime pelytę, neatleiskime, tempkime į šoną. Atleiskime, tempkime gilyn, atleiskime, tempkime į viršų. Sukūrėme duris. Kaip matote, duris labai panašios į prieš tai braižytas duris parametrai, tik tai skiriasi bendras plotis. Jums turbūt gavosi šiek tiek kitokios duris. Taip yra todėl, jog anksčiau aš jau braižiau šitas duris ir automatiškai programa atsimena dalį šių parametrų. Einame į Modify ir padarykime duris 2 metrų, plotis 900 ir gylis mūsų bus sienos 3,15, tai ir šiuo atveju yra 3,15. Dabar jeigu pažymėsime Double Doors, tai mes turėsim 2 veras duris ir taip pat galime keisti durų lanksto vietą. Taigi pasirenkam tokias, kokias mums reikia ir galima atidaryti duris ir uždaryti įvairių kampų. Create Frame yra galimybė sukurti rėmą, kuris jau čia yra, tačiau mes galime jį išjungti ir turėti vien tik tai duris be staktos. Taip pat pažymėtina tai, jog durų išmatavimai yra būtent besivarstančių durų, o rėmelio matmenys prisideda papildomai. Tai yra, jeigu mes turim durų aukštį 2 metrus, tai su stakta iš tikrųjų jau yra 2,6 cm. Jeigu didinsite depth, tai didės durų stakta. Šiuo metu jinai sutampa su durų pločiu yra 3,15, tačiau mes galime ją nustatyti ir didesnę arba mažesnę. Jeigu matysime 100, tai durų staktos plotis padidės 10 cm. Tarkim, mums šiuo atveju to nereikia. Door Offset reguliuoja, kurioje vietoje durų staktoje yra dedamas durų lankstas. Tai pamatysime pakeitę išmatavimus. Tarkime, pasirenkame 150. Kaip matote, duris dabar varstosi per vidurį staktos. Grįžtame prie ankstesnių parametrų. Leaf parametras. Pasisukime duris, kad matytumėm pačias duris iš priekio. Taigi, yra parinktis None. Yra glass, tai gali būti duris su stiklu. Ir taip pat gali būti daug labiau išskaidytos duris, tai būtų B-Weld. Ir šiuo atveju jūs turbūt irgi matote šiek tiek kitokį vaizdą. Čia įvairiai keičiant parametrus, kaip matot, keičiasi durų išvaizda ir mes galime susikurti labai gražias klasikinio stiliaus duris. Tai jeigu mums tokių reikia, būtent čia jas kūrėme ir reguliuoti galime kiek padalinimų. Tai yra vaizdas keisis, jeigu mes didinsime panelių kiekį. Žaisdami šiais parametrais galime susikurti pačias įvairiausias duris.